Nebuvo taip visada, buvo daug skausmo, buvo daug tylos, buvo daug žodžių, kurių nepamirši. Ir gal todėl vakar buvo taip gera, nes nieko ypatingo neįvyko, tiesiog buvo gera. Aš nuvažiavau pas mamą, Lukas buvo šalia, gėrėm arbatą, kalbėjom ir niekas niekur neskubėjo. Tu rodai savo orkidėjas, pomidorus ir krapus, pasakojai apie kaktusus, kurių vaikai jau turi vaikų. Ir mes juokėmės, ir buvo gera, be pykčio, be sunkių žodžių. Tiesiog sėdėjom, tiesiog kalbėjom, mama ir dukra, ir kažkodėl to užteko. Tu klausinėjai apie Vangą, apie Nostradamą ir laikus, apie Ameriką ir skolas, ir kaip gyvens žmonės vėliau. Paskui tu nešei telefoną ir fotografavai savo gėles. Tu norėjai parodyti jas Novai, ir man tai buvo kažkaip gražu. Nežinau kodėl, bet buvo gražu. Aš gavau šitą mažą daigelį prieš daug metų, o čia mano pinigų medis, o šitas kaktusas jau 15 metų. Jo vaikai jau tapo mamomis. Ir buvo keista, nes niekas nesipyko, niekas nekritikavo. Nebuvo piktų žodžių, nebuvo to sunkumo, kurį abu gerai pažįstam. Buvo tik arbata, gėlės ir daug keistų klausimų. Ir kai jau išėjom, tu pasakei, reikia dažniau taip susitikti. Ir važiuodama namo, aš pagalvojau, gal ir reikia. Nežinau, kiek dar bus tokių dienų, ir gal nereikia nieko pažadėti, bet vakar buvo gera, ir šiandien aš už tai buvo gera. Ir kažkur Lietuvoje, tarp orkidėjų ir senų kaktusų, gyvena jų šeimos istorijos, ir gal mūsų istorijos irgi.